Sigitas šiuo metu maišo molio, tokį derinuką. Ar jisai čia tinka taisyti tvartą? Nežinau, gal ir tinka, gal ir netinka. Vieną kartą šiuo mišinuku darėme židinuką apmūrijom. Gavosi gal visai neblogai. Tiesiog irgi, kadangi molio mišinukas, pabandysime tokias prašiausias tvarto vietas uždengti. Na, šitas mišinys nėra naudojamas lauke, tai mes jau lauke ir naudosime viduje. Štai šitą įtraukimą bandysime kažkaip užlopyti. Jisai tikrai tvirtumo neduos pačiai konstrukcijai, bet estetiniu atžvilgiu aš manau, kad jeigu užsidengs viskas, gerai gausis. Dar šiek tiek čia molio prikišime prie durų aplinkui, duris jau pasibaigėm. Yra va tokių pelių skilių, tai mes jas irgi užsidengsim. Čia gal tokie dar patraukimai yra, jos tiesiog apsiglaistysim. Bendrai tiesiog dėl estetinio vaizdo. Tamsinant paskui paštasė. Skudurų praeisi neliks tų ant spaudų pirštų. Kągi, po savaitgalio šiek tiek susitraukė žemė, pradžiuvo. Kai kurie kupstai jau, kurie buvo suledėję, turėtų stumdytis dabar. Pasižiūrim, ką turim, ar čia lyginasi. Aplink jas reikia didesnės salelės padaryti ir trūksta grunto. Tai greičiau bus su damperiu tampytis, jeigu aš čia pirmyn atgal važinėsiu. Gera. O, labai gerai. O, jau arčiau tiesos. Dar vienu kaušu ir bus gera. Na, užtrukau šiandieną, nemeluosiu. Kažkaip su ta žemė sunkiau yra stumdytis. Dar gal šiek tiek per anksti. Šioje vietoje dar turėsime žvirždo ir žvyro pilti. Ir greičiausiai su tankintuvu dar viską šiek tiek praeisiu suformuoti. Tai dar sykį reikės atvažiuoti čia su ekskavatoriuku. Tai bet daugiau mažiau į tą pusę judam. Tai šitoje vietoje dar trūksta truputį platformas, reikės ją pakasti. Čia irgi taip pat yra sušalusi žemė. Šavai tikiuosi jinai atsileis ir tada galėsim ją pirmyn atgal čia vėl pasistumdyti. Čia jau dyras irgi tilptų, bet čia vėl yra sušalusi žemė. Tai vėlgi reikės dar kartą grįžti. Nori, nenori. Čia jau pilnai tilptų apvažiuoti ir čia beveik iš tos pusės jau pilnai telpa apvažiavimas. Šiandieną viriname malkiniai, pasiruošėm visokiausius dalykėlius, kojytės, stalus susiklijavom, stalų kojos štai tokios, liko tik tai nudažyti juodai, gal dar pasišveisim, bet sakė Sigis, kad čia vos ne kaip gruntas, tai pasišiaušim, juodai nudažysim su fokanėliu ir bus liuks. Dabar Sigitas virina limbo užduotys skirtus tokius kuoliukus, ant jų laikosi lazdelė. Man asmeniškai tai yra vienas smagiausių užduotėlių.
Tokie net ir labiausiai nešokantis mokiniai pradeda šokti. Tik tai šiandieną persiverinam, nes taip kojos padarytos, nežinau, neteisingai, negerai buvo padarytos. Einantysis dažnai gali užkliūti. Matai? Tai kai sutvarkėm vieną vietelę prie pirties ir liko nemažai šakų, sugalvojau pasidaryti štai tokią tvorelę. Čia yra mūsų Šreko pelkė ir iš Šreko pelkės išėjęs norėjau tiesiog turėti tokį kaip atskirimo tašką, kur yra pieva ir kur yra miškas, kad žmonės ten, žodžiu, neklaidžiatų. Na, galvoje atrodė gražiau, buvau viskas susipiešęs tvarkingiau, bet ir dabar atrodo visai neblogai. Čia jau yra 1,5 metų šitai tvoreliai. Pradžiai buvau pasidaręs labai mažą segmentą, pasibandėm, pasižiūrėjom, ar atrodo gražiai. Ir per tos 1,5 metų nieko nenutiko, tai pagalvojau, dadursiu čia ir bus gerai. Tokia tarsi linija, juosta padaryta. Na, iš tikrųjų čia anksčiau prieš tos 1,5 metų, gal net ne 1,5, gal tik ir metai, žinokit, praėjo. Stovėjo tiltas, iš uosių padarytas, būtent su ta pačia arka, kuri stovėjo tenai. Čia tiltas buvo skirtas tam, kad iš pelkės bėgantis vanduo, žodžiu, galėtų bėgti į prūdelį. Ir čia buvo, nežinau, toks kaip taškas, baseinas, kur vanduo kaupdavosi, po to per žemę nubėgdavo. Žodžiu, jeigu būdavo didesnis tirpimas, daugiau sniego, daugiau kritulių, tai vat, visa šita vieta būdavo labai šuopia, jinai šuopuodavo tiesiog. Tai pradžiai ką pasidariau, pastačiau vamzdį, įkasiau, vėlgi su kastuvu, nes ekskavatoriuku irgi užtrukom, čia nežinau, vieną dieną tiesiog kastis buvo, nes jau ta žemė tokia prakėtėjus buvo. Po to tasai tiltas labai stipriai pradėjo pūti, kiek jisai 12 metų prabuvo, pradėjo kišoti didelė vinis, nulūžę kraštai. Iš bendro vaizdo atrodė labai netvarkingai ir pagalvojau, velniop, reikia tą tiltą paversti malkom. Arką irgi galvojau sugriaut, bet po to galvojom, dar tokia visai gyva. Tai Sigitu nusprendėm ją atgal pastatyti, tiesiog nustumti. Reikėtų į tą pusę eiti. Nu gal paskui lengviau pastrauk. Atsargiai, žodžiu, stovėk. Pastatėm ją ant metalinių vamzdžių, žodžiu, kad nepūtų labai. Ir jinai toliau čia tarnauja. O šitą vietą tiesiog išardėm, vamzdį dadėjom iki pat pelkės pabaigos. Na ir čia vat, per metus taip sąlyginai po truputį auga ta žalytė, nors ir sėjau liktais, lyg ir nieko, bet užtruko nemažai planavimo, nemažai prisivertimo, kad keisti eksponatą, bendrai jį ardyti. O dabar, kai pagalvoju, tai yra vienas geresnių sprendimų, kurį padariau, nes iš karto paprašiau šienauti, nebereikia apvažinėti, nereikia nešti strimerio, kad patiltų ir jo kraštus apipjauti. Žinoma, tas tiltas jau buvo toks pavojingas, kur jau galėtų kažkas ir užsigauti ant jo. Tai va toks ketvirtadienis, fainas, gražus, malonus, kovo 13 diena. Darbuojamės be striukės, tiesiog smagu dirbti lauke. Sigitas išvažiavo užsienis šiek tiek paatostogauti. Tai pagalvojau pasidarysiu tokius minimalius darbus, kur nereikia 2 žmonių. Ir šiaip taip bendrai apsitvarkysiu teritoriją, kol nepradėjo lyti. Po pietų praneša, kad lys. Na, po pietų lysiu jau į Malkinę ir bandysiu daryti sarfą. Tiesa, girdžiu, kad čia yra kažkas pas mane miške pjauna. Turėjo kažkur peršokti, nes yra
šitame miške. Na, o linija va čia už šitų kelių medžių yra. Tai nepamačiau dar, bet girdžiu, kad pjauna, reikia važiuoti įsiaiškinti. Tai pasirodo, dabar yra padaryti pakeitimai. Yra pjaunama kas 3 metus, tai šitas yra išlygęs pakeitimas, bet dabar nuo vidurinio laido turi 25 metrų eiti iki miško linijos, negali būti aukštų medžių. Tai visai įdomus dalykas. Ir pakeitimas, tai šitą liniją išsivalo, čia irgi išsivalė, čia sakė, net nereikia valyti. Ai, dar vienas dalykas, kadangi su priekabėlės susigytas ne viskas surinko, tai vat, tuos medelius aš surinksiu. Nu, ten va vyrukai su oranžiniais kostiumais, sakykim, labai mandagus, labai faini, paaiškino viskas kaip kas. Štai gambinis stalą tokį susimontavom, pasifrezavom, gražiai leidom, susipjaustėm. Pradžiai labai persingiau, labai galvojau, kad reikia daug šlifuoti, padaryti idealiai, bet po to supratau, kad kiekvieną dieną čia po 100-150 žmonių gali naudoti šito stalų, daužyti, lipti, pjaustyt pomidorai, agurkai įsipils. Tai ar kitais metais nereikės naujo stalo daryti? Neaišku, bet... Sako, šiltant pas mus, važiuokit su kėdais. Visąlaik turi skambinti ant stogo. Ir viskas. Sujungtas stalas, kojos susuktos, stalas lygus, lentynos lygios, viskas tvarkingai. Ant lentynų daug svorio nesidės, tai labai neperkinu, kad ten gal ne per daug tų laikiklių. Čia irgi su stalu pasidarėme, kad tvirčiau būtų. Prie molio įsigrėžė. Na, bet stalas nėra pats svarbiausias dalykas šiame tvarte. Dabar pasitengsim padaryti tokį teminį apšvietimą. Jau susigalvom savo žibintus iš karietos ratų. Turime štai tokias vėliavėlės. Jos yra iš riterių kovų. Kažkada amžinatelis tėtis organizavo juos. Kažkokios atributikos vis tiek liko. Tai dabar galvoju, kad visai neblogai atrodytų, jeigu pasidarysim tokias kryptinės lempas. Tiesiai, kad šviesų ant tų vėliavėlių, jūs bus 5, 1, 2, 3, 4 ir dar viena bus o štai tenai. Gal dar norėjau čia 6 dėti į šitą kraštą, bet galvojau, gal jau per daug persistums, plus ją visą laiką galės tenai liesti ir stumdyti, tai gal apseisim. Taip pat nusiardysime šitas girliandas, jos buvo laikinai padarytos, bet tas laikinai gavosi 2 metam. Na, pats tvartas tai dabar turėtų būti toksai disko riterių tvartas. Tvartelis riteriam. Laido riteriam. Gal net ir taip, žinau. Gal va taip gal. Kabeliukas kabo čia, kabeliukas kabo čia. Na ką, kryptinis apšvietimas prie vėliavėlių jau beveik į pabaigas. Įgytas dar bandys sujungti visus tos laidelius, dar čia vieną reikia atsivesti. Na, o dabar prieiname prie kito visai žibinto, kurį sugalvojame pasidaryti. Čia yra senas karietos rato žiedas metalinis. Ratas nupūvo, liko toks kaip ir vis nebenaudojamas. Ir šiaip galvojau šitos žiedus tiesiog į metalą priduoti, bet dabar tokia idėja atėjo. Mačiau tiek senukose, tiek dar kitose parduotuvėse, kur yra tokie apvalūs lediniai žibintai. Jie būna įvairių dydžių, įvairių ir formų, bet man vienas labai tai patiko ir pagalvojau, o visai būtų neblogai, jeigu galėtume pasidaryti patys iš atliekų, na, plus atliekos, plus naujos detalės, pasidaryti savo va tokį unikalų žibiną. Na, kiek unikalus čia kopijuosim, bet padaryti iš jau atliekų. Dar naudosim dimeriuką, reguliatorių, kuris prislopins intensyvumą šviesos. Taip atrodo tas ledas.
Dėl klijavimo dar irgi nežinau, pardavėjas sakė, kad neišeis priklijuoti prie metalo, nes pati LED juosta išyla ir klijai turėtų pagal idėją atšokti. Paprastas žibintas parduotuvėje kainuoja nuo 150 iki 7000 eurų. Aišku, ten jau pagal dydį priklauso, bet tokį paprastą buitišką žibintą nusipirkti apie 300 eurų kainuotų, ką aš norėčiau čia padaryti. O jų norėtųsi įdėti 5 ar 8, tai gausis nemaža suma. Ši lempa pagal idėją su viskuo vienas gaunasi apie 30 eurų. Na, čia reikia dar paskaičiuoti ant maitinimo, dimerio. Pats apšvietimas veiks geriausiai, kai bus apšviestos vėliavos. Švies štai tos juodos girliandos, kurių jūs greičiausiai ir nematot, va, matos jas šiek tiek. Šitos juostos turėtų užtekti. Nors nei tiek klijai, nei... Nu ką, mes galim tos tubelinius klijus varyti. Aš galvau, kad nei tie, nesuai, žinok. Čia reikia, va, pasiemi, pumt, metaliuką čia privirni ir jisai va taip prispaudžia. Jų, aišku, jų nemažai reikės. Blemba, ir taip norėtųsi pasibandyti, kas čia gaunasi su to žiedu. Hamutais. Sakau, iš vis būtų va. Bet tik tai gražesnius pakabinimus sugalvoti ir viskas. Ką, reikia pamėginti jungti? Viskas susijungti. Sumirksėjo. Nu, gerai, šviečia. Off. Prašau. Čia Max? Max. Nepasakyčiau, kad stipriai šviečia. Šiaip nepasakyčiau. Visai. Čia va, kaip ta lempa, žinai, vognė. Tai gerai, štai aš negros pašviu. O, davai, išjung šviesą. Davai. Tik tai vat ne iš tos pusės uždėjau. Lempa. Kameroje jisai per ryškiai matosi, tikrai. Palauk, jeigu nebent žinai, kas yra. Va šitą dar reguliuoti galim. Blemba, kaip per kamerą gerai atrodo, wow. Per kamerą tai gerai atrodo. Nu ir viskas, va tokia ir idėja yra, iš tikrųjų pasidarom. Bum, paryškinam. Kamerų iškart, sakau, per daug stipriai matosi. Tikrai nėra taip, kad pleskėtų. Ne. Aš į kairę paskau. Nu, daugiau? Daugiau. Ai, gerai atrodo. Žiūrėk per kamerą, kaip atrodo. Tai planavau su dviguba juosta klijuoti viską aplinkui pasišiaušus, bet tada pagalvojau, kad bus problema ir su dažymu. Ir taip ar taip nepasiteisino, žodžiu, nesiklijuojant šito metalo jokia juosta, bet kas už to klijuojas, tai virinimas. Paėmiau, privirinau tokią metalinę skardelę. Tai tokių turėtų būti apie 10 vienetų ant visos lempos, gal šiek tiek ir daugiau pasidarysiu, bet jeigu ir kelčiau ir judinčiau, gerai laikosi. Tai va dabar pasidarysim dar ant visų ratų va šitos tvirtinimus, batons dažysim. Ir jeigu kažkas atsitiktų arba reikėtų keisti, tai visiškai paprastas mechanizmas. Pasiemi, atloši
Jeigu ir nulūžtų, čia galima iš naujo pavirinti. Tai taip ir laikys šitą LED juostą, kad būtų vis tiek įdomesnis apšvietimas, o galbūt įvairovės daugiau. Pagalvojau, kad galima padaryti ir dar su tokiais žiedais. Lygiai taip pat iš karietos ratų likę žiedai, jie yra tvirtinimui, būtent stipinų tvirtinimui, man atrodo, arba pačios stebulės. Tai šitos žiedukus irgi pasinaudosim. Na, o pačių žiedų ir grandinės tvirtinimas bus taip. Tiesiog akytę privirinsim. Mūsų kairė ranka ne fanas virinti. Iškart patestuosim. Taip. Ja. Viskas. Tai štai tokia ir idėja. Labai niekur nesimato. Jungimai geri. Forma gavosi apvali. Čia tiesiog, kad per trumpas šitas gavosi. Ir tiek. Dar gal vieną privirinčiau dėl šventos ramybės, sakykim, kad būtų. Bet jokių klijų nieko nereikia. Čia va, kur nesilaiko, viskas kita laikas. Manau, kad vaikikliai yra superiniai. Daugiau persistengti tikrai nereikia. Na ir viskas su visais pasigrapštimais, papjausimais, pavirinimais. 40 minučių ir 7 žiedai padaryti. Paskutiniam žiedui dar pasidariau akytes, per kurią kabinsime grandinę. 4 akytės ir aš manau, kad turėtų būti puikiausiai. Ar laikys? Laikys, nėra kur dėtis. 4 akys, jeigu bent viena trūktų, vienu metu abejoju, ar įmanoma, kad visas trūktų, nebent tu paimsi ir pasikabinsi ant pačio šviestuvo. Labai neblogas testas. Akytė, va laiko visą žiedą vieną akytę. Čia pamakaluosim biškutį. Vis dar bardakas, jau ketvirtadienis. Tai sakėm, visą savaitę skirsim tvarto tvarkymui. Tai gali būti, kad ne savaitė, o dar daugiau bus. Nes čia pasižiūrim visokiausių pasikeitimų darosi, dalykai. Žiūrim, ką turim. Ne iš tos pusės pradedam. Kol kas labai gražiai spaudžiasi. Ne tą žiedą padariau. Jo, tai iš tikrųjų trūksta va čia to nedidelio lopinėlio. Na, bet bendrai tai ką? 200 eurų lempa. Iškart į parduotuvę metam. Čia neprisekta galai. Blemba. Lyg ir šitas buvo pirminis mano. Bet laikosi, bet kokiu atveju laikosi. Bum. Atrodo. Nuostabiai atrodo. Wow. Sakytas tiek naudoja kitas lempas. Tai va čia padarysiu, parodysiu jums. Pukšt užsigesinam. Pukšt. Ir bam. Labai gerai, labai gerai. Disko riterių tvartas. Su šaldytuvu, mikrobangė.
Ir stalo futbolu. Dar, palauk, kas čia? Čia tokį pukšt, jungikliuką, bam. Tukš kažkas sulaužiau. Čia aukštai iš karto šviečia, trukdo gaminti maistą ant stalo, nes šio pačio šviečia, tai permuša. Ne, bet apšvietimas patinka, molis puikiai atrodo. Ir čia yra lentynos, tai irgi vakar žiūrėjau, mašiau, nes jeigu taip atsitraukiu, tai šiek tiek per tamsu. Ir sugalvojau, kad ant lentynų lygiai taip pat įfrezuosim ir padarysim LED apšvietimą. Ne pats mano smagiausias darbas. Mėginam polituoti. Na ką, mėlieji, noriu jums pristatyti karietos Angel Eyes. Prašom, prašom, užeikit. Galima? Galima. O. Belė kas. Labiau net spygina į akis negu tas. Tai jo, bet čia stipriausia. Pareguliuok, Sygi. Ačiū, stipriausias. Stipriausias. Padarytis. Nu. Injung. O. Ne. Va. Čia kameroje matosi tai tikrai žymiai stipriau. Atrodo, kad net pyškina, nors pagal apšvietimą, nu net ir apšviečia jo. Na, aišku, kameros sensorius kur kas jautresnis yra, bet... O dėl to tu vieną? Ai. Matai? Va, čia. Gamyklinis, bro. Žodžiu, čia nesimato, o gal ir matosi kamera iš tikrųjų. Tai čia prispaudžiau šiek tiek greičiausiai ledą, užspaudžiau ir sutraiškiau. O šiaip tai, nu, aš sakyčiau, yra baudų bauda. Tai dabar čia toksai minčių šuoliai, svarstymai. Yra 4 grandinės, bet viena iš grandinių yra laisva. Tai, nors ir šitą žiūri, po laisvę. Pagrindės 2 laiko. Tai pagrindė 2 laiko. Aš jau buvau pasikabinęs man pačio žibinto, tai 80 kg atlaiko, tai aš manau ir nenukris čia. Nereikia daryti iš tikrųjų 4 taškų, reikia daryti po 3 taškus. Galvojau, kaip čia lygiau užsidėti, bet geriausias ir greičiausias būdas yra tai taip pasimatuoti. Paimam tokią paprastesnį metrą, kurio negaila. Aišku, būtų geriau minkštesnis. Kietai būtų. Taip. Nu ir ką, turim 2,20. 2,20 daliname iš 3. Bus 7,3, ne? 73. Čia 0. Ten biškutė, jeigu nepataikysi nieko tokio. Ir 146 bei 6. Ir gaunasi štai čia. Puk. Lempos jau į pabaigą, kaip ir šis video. Ačiū, kad žiūrėjai. Jei patinka mano turinys, paspausk patinka, o gal ir prenumeruok kanalą. Na, o mes susitiksime kitame epizode, kur disko tvartas bus su šviesa. Iki.